Liki sveika, mergytė mano, ramūnė žiedų, laimę burk, mangi likimas partizanų. Šiandieną čia, o ryt kitur, mangi likimas partizanų. Šiandieną čia, o ryt kitur. Viena pirmųjų kregždžių mūsų padangėje, prikeliant iš užmaršties senasias partizanų dainas, išleista kompaktinė plokštelė Už laisvę, tėvynę ir tave. Aranžuotas autentiškas partizanų dainas sudainavo garsūs Lietuvos aktoriai ir atlikėjai. Albumo sumanytojas ir leidėjas, jaunas žurnalistas, televizijos žinių vedėjas Marius Jenčius dabar pats stebisi tuometę savo drąsa, bet kartu ir džiaugiasi. Partizanų dainų renesansas prasidėjo. Ilgai klausiau tų dainų, verkiau, kol vieną kartą nusprendžiau, dabar pats stebiuosi savo drąsa, kad reikia išleisti kažką naujo ir būtent jauniems žmonėms, galbūt netgi tiems, kurie apskritai nelabai ką žino apie tą laikotarpį, apie rezistencijos kovas, galbūt tiems, kuriems nėra giminėje žmonių, kurie galėtų papasakoti. Tai mane palietė ir asmeniškai, mano močiutė, mano mylima močiutė Gaila amžinatilsį, Dainavos apygardos ryšininkė, slapyvardė Varguolė. Ir visa šeima už pagalbą partizanam visa gausi šeima buvo išvežta į Sibirą. Dėl to tai mane yra palietę, tai man ypač jautri tema. Šeimai aš tarsi tokį siurprizą rengiau, labai daug nepasakojau. Ir jau kai pasirodė, tada jau tarsi atidaviau teismui. Gediminas Storpirštis rekomendavo Arnoldą Jeleniauską, talentingą aktorių, kuris sukūrė tikrai puikias, labai geras aranžuotes. Ir sukvietėm visą žvaigždyną atlikėjų. Mums labai pagelbėjo instituto mokslinė darbuotoja Vita Ivanauskaitė. Ji tarėsi su turbūt geriausiu žinovu rezistencijos, karo dainų, tremtinių dainų, Kostu Aleksinu. O kaip tu manai, ar tu su savo šituo albumu pasiekei savo tikslo? Taip. Tikslą mes pasiekėm. Dėl to, kad šitas albumas, šita kompaktinė plokštelė atsirado šimtuose, jeigu ne 1000 Lietuvos mokyklų, bibliotekose. Šita plokštelė pasklido po Lietuvą daugiau negu 5000 tiražų. Didžiausias atlygis man buvo išgirsti šitą albumą per sausio 13-osios minėjimą, degant laužams prie televizijos bokšto. Tai buvo didžiausias atlygis. O kokia tau daina pati labiausiai patinkanti? Matyt, kad Indrės Drigelaitės su Aidu Giniočiu, Jei ne auksinės vasaros. Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos, o silkos, nebūtumas atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Nebūtumas atėję čia, kur slenka dienos ilgos. O mano dukrai labiausiai patiko daina. Jinai vis prašo, tėveli, noriu dainelės apie kraują. Nes ten yra žodžiai, tirštas laikas, lyg kraujas nubėgo. Žalias medis, žalias brolis, o šią Lietuvą meilę ir jėgą. Tai džiaugiuosi, kad ir mano 2 metų dukra dainuoja kartu su manim.